Tai kolegos, važiuojam tada, ar ne? Sostinės krepšinio lygos sezonas startavo, kada čia šią savaitę, ar ne? Kada pirmadienį oficialiai. Pirmadienį oficialiai, mes podcastą įrašinėjom ketvirtadienį, o pasileisim jį, kaip Gabija pasakys. Pirmasis šio sezono podcastas ir jame turim tikrai visai nemažai įdomių temų, tai tik tai noriu pristatyti šio podcast'o dalyvius, mūsų vienintelis ir nepakartojamas direktorius boso dieną atšventęs taip trankiai, kad kitą dieną į darbą netėjo Vaidas Indriliūnas. Niekas nepasveikino be iš darbuotojų, va taip ir švenčiau. Beje, tavo gimtadienis buvo neseniai, tai tu tikrai turėjai gauti sveikinimų pakankamai. Pasiteisinimas. Daunų užteks. Ir lygos komunikacijos direktorė, įėjus į šią studiją su krūva keiksmažodžių 4 aukščių, Gabija Gudelevičiūtė. Netyčia. Pasitaiko, ten su boltu kažkaip tu įdomiai važiavai. Nežinau, Vilniaus gatvės nepritaikytos kamščiams. Ar vairuotojai? Ir vairuotojai. Supratau. Ką hebrytę vasarą veikėt? Šiaip įdomu, nes kalbėjom paskutinį kartą su Vaidu, buvom dviese podcast'e. Kalbėjom apie praėjusį sezoną, tai buvo, manau, man atrodo, birželio pabaiga. Kaip tik viskas užsidarė, prasidėjo vasaros lyga, mes pasikalbėjom ir išsiskirstėm iki spalio vidurio praktiškai. Tai kaip tas jūsų laikotarpis įvyko? Niekaip. Po to, kai mes podcast'e rašėm, praktiškai sėdėjau prie langų ir laukiau, kada ateis rugsėjo 1 ir naujo sezono startas. Realiai visiškai tuščia vasara, nieko neveikiau, bet taip jau išeina kartais. O rugsėjo mėnesį prasidėjo darbai, iškart kažko atsirado veikla. Daug labai turėjau vizijų, planų, ką čia sezonė pasidaryti. Vienas pagrindinis darbas neišėjo, tai yra nauja mūsų statistikos programa, apie kurią aš šnekėjau 1,5 mėnesio, kuri mūsų tikrai buvo pagrindinis toks ciklas pasidaryti, bet gyvenimas kartais irgi atsitinka visiems ir programuotojams. Tai jeigu vienas darbas neišėjo, tai sakykime, visos kitos mano vizijos, kaip turi atrodyti lyga, sezonas, kas turi dirbti, turbūt tobuliausių manomų būdų susidėlioja. Tai turim ir rekordinį skaičių komandų ir nuostabų personalą, būtent tokio, kokio ir norėjau. Galbūt vasaros pabaigoje rudenį, kur netgi prastesnius variantus gavęs, jau būčiau patenkinęs, o dabar turim ir profesionalų žurnalistą, turime ir videografą labai perspektyvų. Aišku, išlieka pats geriausias fotografas pasaulyje, podcast'o vedėjas, komunikacijos specialistė. Žodžiu, komanda savo esu labai patenkintas ir dabar tik belieka, kad viskas dirbtųsi sklandžiai ir sezonas įsivažiuotų ir jis įvyktų toks, kokio aš norėčiau. Štai administratorės nepaminėjot mūsų gerbiamos Indrės. Čia paliksim tai truputį kitam podcast'ui. Gal dar papildysiu irgi Vaidą, kad ir turim rekordinį skaičių rėmėjų šį sezoną, kad, nežinau, jeigu kažkas stebi mūsų socialinius tinklus, tai turbūt vieną paskui kitą nespėjom postant. Šiaip labai smagu matyti, kad yra dar vis norinčių prisijungti, kurie dar vis naujai mus yra atradę. Bet jo, gal apie tai galėsim plačiau vėliau pasikalbėti. Mes tikrai pakalbėsime apie tos naujus rėmėjus šiek tiek vėliau. Rėmėjai, aišku, yra gerai, kad jų yra, bet aš manau, kad SKL bendruomeniai įdomu sužinoti, kas mums iš to. Kad jie yra, tai okei, bet kas mums iš to yra esminis turbūt klausimas. Aš norėčiau turbūt pradėti nuo aktualijų, tai kas vyksta šiuo metu. Pagrindinė turbūt aktualija yra SKL rinktinė, kuri šiuo metu yra New York'e turbūt. Šiuo metu kiek mačiau storiukus, taip, ne, turi būti. Turėtų būti, visai neseniai atsikėlė ir pakėlė iš lovo, aišku, priklausomai nuo to, ką vakar veikia. Bandžiau su tą pačią Indrę, mūsų administratorę, paderinti laivą pasijungimą iš Amerikos, bet sakė, baigtų, mes mėgosim dar tokiu metu, kai sėdėsite ir rašinėsite podcastą. Tai apskritai aš norėčiau paklausti jūsų abiejų, kaip į tą SKL rinktinę papult, ir aš manau, kad čia ne vienam yra SKL bendruomenės narių kilęs klausimas. Kodėl šitie žmonės važiuoja, o ne aš, pavyzdžiui, važiuoju. Aš irgi gerai, ką aš žaidžiu. Šiaip iš tikrųjų čia buvo Gabijos face kontrolas. Iš tikrųjų, pirmiausia, kviečiau A lygos žaidėjus, kurių nebuvo per daugiausiai ir labai daugam susidubliavo kitos atostogos, galbūt dar kažkas keitė darbus, nežinojo, abejojo, ar galės gauti atostogas. Žodžiu, niuansų buvo labai daug, bet mūsų dalyvių skaičius keitėsi vos ne kone savaitę, kol galiausiai, nežinau, galbūt prieš mėnesį, 2 galiausiai jau užsitvirtinom, bet šiaip jo, pagrindė kvietėm, kad sudaryti stipresnę komandą, vėliau prisijungiam BC lygos ir vėliau jau į pačią pabaigą prijungiam visus tuos, kurie tikrai norėjo.
Bet suleidot registracijos formą, aš jeigu gerai prisimenu vasaros pradžioj, ar ne, kas norėtų važiuoti tą rinktinę. Taip, šiaip. Čia aišku, pradėkim dar nuo to pagrindinio akcento, tai kad ta kelionė buvo mokama ir nėra taip, kad čia finansuoja SKL-as, jeigu tai būtų visiškai iš SKL ar kokio nors rėmėjo finansavimo, tai aišku, matyt, būtų lygos rinktinė greit susiformavus, kokių 10 žaidėjų ir kiek tam įmanoma būtų išvežti. Ir tada būtų tikrai tokia sportinė prasme tikrai rinktinė dabar. Taip, kaip sakė Gabė, pirmiausia pradėjom nuo lygos žaidėjų, paskui leidomės į žemesnės lygos, kas gali. Ir iš tiesų vienu momentu buvom atsidūrę tokia padėti, kad galinčių žaisti ir bėgti aikštę buvo 5. Jo, daugiau keliaujančių negu žaidžiančių buvo. Buvo Čirbo fotografas, buvo Aurimas Rišotis, kuris gavo traumą ir kuris sakė, aš važiuosiu, bet nežaisiu. Ir buvo 5 žaidžiantis. Ir tada jau buvo man šiek tiesą pasakius panika, kad, kelionė vyksta, visą jau pranešiau amerikiečiam, kad atvažiuojam ir visa kita, bet taip galvoju, su 5 žmonėm bus įdomi situacija. Ir paskui vėl aš jau netgi paleidau kartu su registracijos forma jau užklausų oficialią visiems. Ir tiek per Facebookus, tiek per storiukus, tiek laiškais kvietėm ir tų žmonių neatsirado. Ir paskui kažkaip visiškai netikėtai išlindo Juozas Kara. Mūsų videografas irgi nuostabusis, kuris tikrai labai įdomus rilsus daro, pakvietė Rytį Meškauską. Ir paskui šių komandos vienas irgi yra jaunuolis, kuris pernai porą kartų C-lygos mėnesio MVP titulą nuskinė Kristijonas Jakštas, jis šiemet mokosi Jungtinės valstijose San Franciske, bet sužinos apie tokį išvį, kad tiesiog atskris iš San Francisko į Vašingtoną penktadienį, pabus su visa rinktinė, sudalyvaus turnyrą ir paskui skris atgal į savo mokslus. Tai, neįtikėtina meilė krepšinį demonstruojantis jaunuolis. Ir SKL, aišku. Tai va, ir labai padės tiek žmonių kiekį praplės, tiek, tikėkimės, rezultatus pagerinti. Tai fine, o gerai, kiek kainuoja tada tam SKL rinktinės nariui išvažiuoti šitą kelionę ir ar nors truputį SKL-as tenai kažkiek tai finansuoja, kažką tai dengia, ar tai yra visiškai grinai dėl to, kad aš myliu krepšinį, susimokėjau kažkiek tai, va dabar pasakysit kiek ir... Tai kaina tai čia nėra paslaptis, nes mes ir visą laiką sakėme prieš reklamuodami kelionę, tai yra lygiai 2000 eurų. SKL-as parūpina irgi iš rėmėjų kartu aprangas, taip pat sumoka starto mokestį ir kažkiek tam vėl dengiasi, man atrodo, transportavimo išlaidos taip toliau. Tai aišku, ten SKL mes per daug pinigų negalim skirti, nes vėl nėra nei tiesioginės reklamos kažkas, nei nieko, nei tiesioginės naudos, bet vėl čia mes daugiau įdedam savo darbą, organizacinius sugebėjimus, kad vis tiek reikia susipirkti bilietus, organizuoti žmonės, pateikti visą informaciją apie kelionę. Iš tiesų, jeigu tai būtų kelionė agentūra, tai pasimtų už darbą ir nemažai. Mes nieko neėmėm ir bent jau kiek aš dabar matau, kaip jie ten Amerikoje atrodo, kaip jaučiasi, tai visi su šypsenom vaikšto ir labai tikiuosi, kad tas šypsenas išliks visas 12 kelionės dienų. Po New Yorką be šypsenos vaikščiot kažkaip atvarius iš... Tai jeigu ten viskas būtų kažkas nesorganizuota ar kažkas blogai, tai tikrai išlystų informaciją ir jau rašytų laiškus Vaidai, čia tas ir tas, nes... Gelbėk atvažiuok. Kur tu čia mane įkišai, nes... Pasiklausai kartais, kaip kelionio agentūros dirba, tai tų skambučių iš tiesų, jeigu tau kažkas nesklandžiai vyksta, tai tikrai kreipies pirmą organizatorius. Tai kol kas skambučio nebuvo. Tai gerai, jie išvažiavo, komanda yra, kur jie dalyvaus. Ambasadoriaus turė, kas ten, kokios ten komandos, ar tai tarptautinis yra, ar... Sakyčiau, daugiau tarptautinės, nes žodžiu, bent jau pagal naujausią informaciją, žadėjo, aišku, tvarkaraštis atsiųs šiek tiek anksčiau, bet, čia sako, ryt paryt. Esmė turim 12 komandų, visas komandas beveik, visas turbūt sudaro lietuvių bendruomenės atstovai, tai yra tiek Vašingtono lietuvių, tiek iš aplinkinių rajonų. Mes vienintelį iš Lietuvos busim ir dabar nežinau, bus, nebus, bet prieš 4 metus, kai pastarą kartą turnyras vyko, tai buvo Amerikos ambasados, Lietuvos ambasados Amerikoje darbuotojų žaidė. Tai jie buvo amerikiečiai, vieninteliai, kas, tikrai su Lietuva mažiausią sąsajų turi, bet tiesiog dirbo ambasadui. Ir aišku, jie laimėjo tą turnyrą. Tai kaip bus šiemet, kas dalyvaus tiksliai, pamatysim po kelių dienų, bet faktiškai tai yra lietuvių bendruomenės renginys ir vienas iš tų tikslų yra, kad tiek mūsų SKL dalyjam duot tokį kaip papildomą naudą, kaip galimybę mūsų pastangomis organizuoti kelionę, kažkur išvažiuoti, kažką pamatyti, pasivaržyti, tarptautinėme, bet kokiu atveju turnyrė
ir dar ne kažkur ten Lenkijoje, nežinau, ne Vokietijoje, Jungtinėse valstijose gauti kelionę. SKL irgi nauda šiek tiek praplės savo žinomumą. Manau, kad į spaudą irgi išeis mūsų šito turnyro su nuotraukom, su kažkokia informacija. Tai tokia gal skaičiais ar pinigais labai sunkiai pamatuojama nauda SKL, bet sklaida ir, sakykime, tokio kaip prekės ženklo stiprinimo, tai turbūt labai, labai gerai sueina iš tai, įskaitant visą tą mūsų veiklą, kad mes neužsiimam vien tik krepšiniu, kad mokėkit pinigus, mes organizuojame mėgėjų lygą ir viskas. Mes norim dirbti plačiai, įdomiai ir kad įtraukti visus įmanomus žmonės. Jo, aš gal dar tuo pačiu, atsiprašau, Mariau, papasakosiu, kad kuriem įdomu, kas apskritai kaip vyksta tas visas reikalas, kaip jie keliauja, kur keliauja, tai tikrai kviečiu žiūrėti mūsų Instagramą. Juozas kiekvieną dieną mums montuoja video ir siunčia video, tai jeigu įdomu, galit pasisekti mūsų Instagramą ir pasižiūrėti, kaip sekasi chebrytai dalyvauti, nes kaip tik šiandien iš Juozo gavau informacijos, kad pasirodo, jie vakar dar draugiškas rungtynės susižaidė. Kaip ten rungtynės, bet tiesiog su amerikiečiais susigalvojo pažaisti. Geras, tai nežinau, net direktorius nežino tos informacijos. Jo, tai tiesiog tokia atrodo paprasta informacija, bet tai kviečiam pasižiūrėti ir... Ir beje, jeigu kalbant skaičiais, jeigu mačiau, norėjau užduoti klausimą, kokia nauda, tai paskelbė tiek Facebook informaciją, kad prisijungkit prie Instagramo, kad pažiūrėti Amerikos rinktinės nuotykius, tai labai daug naujų sekėjų susiradom, labai gera sklaida yra, tai vėl, mums kiekvienas papildomas naujas žmogus, tas, kuris domisi apie SKL, tas, kuris kažką gali kažkam pasakyti, yra pati didžiausia nauda. Supratau, okei, tai smagu šiaip, kad tai yra, nes aš, jeigu teisingai žinau, tai nei Lietuvoje kas nors iš mėgėjų lygų gali apskritai kažką panašaus pasiūlyti ir vargiai čia turbūt rastumėm ir aplinkinėse šalyse, ar toj pačioj Latvijoje ar Lenkijoje, ten Lenkijoje turbūt tas mėgėjų krepšinis nėra labai gyvas, bent jau kiek esu girdėjęs iš kolegų, ten Varšuvos mėgėjų lygų, tai ir patys pasiteisėjo, o jie daugiau mažiau, ten tik finalus jau ateina jau teisėjai kvalifikuoti. Tai... Jo, SKL Amerikoje čia jau tai ketvirtą kartą turbūt, ne? Antrą. Nes pirmą kartą prieš 4 metus buvo, paskui buvo COVIDas ir, aišku, buvo porą metų, kai jie tiesiog nieko negalėjo organizuoti, kaip ir visas lygės pasaulios. Kodėl nebuvo, tarkim, pernai, nežinau, bet irgi įtariu, kad dėl tam tikro apribojimo jie tiesiog nevyko tie turnyrai, dėl tų visų mūsų nutikimų covidinio, o dabar, kai tik atsirado proga, iš karto turnyras organizuojamas, vėl, praeitą kartą, jeigu neklystu, buvo gal 19 komanda, dabar 12, tai sakyčiau, kaip tokie vien tik lietuvių bendruomenė, tai turėtų būti pakankamai smagus turnyras. Smagu, šiaip, kas dar labai džiugina, aš nežinau, kodėl tiek mažai apie tai yra iškomunikuota, kad šiemet SKL šį sezoną turi rekordinį skaičių komandų. Aš šiandien bandžiau per lygas eiti ir B lygoje daugiau komandų, C lygoje, nežinau, 21 berods, turbūt. C lyga sumažėjo, A lyga sumažėjo, B padidėjo, D ir E lygos, tai ten kosmosas. D pamažėjo, skaičių. Nes mes revovom skaičių, bet E lyga tai net mane nustebino iš tiesų. Šiaip jo, kalbant apie skaičius, tai... Aš šiaip iš tikrųjų nematau čia kuo girtis, nes mes labiau orientuojamės į kokybę, o ne kiekybę. Truputį pataisysiu, buvo lygų, kuri labai giriasi, kad mes turim daug komandų, kad mes siekim rekordus ir kad tai yra svarbiausia. Ir, tai yra svarbu, tai mane džiugina, tai manau, kad ir mūsų rėmėjus labai džiugina tokie skaičiai, bet man būtų labai malonu, kad aš sezono gale galėčiau pasakyti, kad mes padarėm labai kokybišką ir labai gerą čempionatą. Tai Vaidai, matai, skirtumas tik tai nuo tos kitos lygos yra tas, kad lygų, ta prasme, ten skaičius būdavo formuojamas per tai, kad, jūs ten sumokėkit pusę, ar ten nemokėkit visą. Nežinau, niuansų čia. Komanda, kurios pavadinimo gale atsiranda .pro, ir taip toliau. Ta prasme, tai čia mes truputį kitą situaciją turim ir aš manau, kad tikrai reikia pasidžiaugti šito dalyku, nes lyga auga, aišku, vienas iš pagrindinių faktorių yra tai, kad, SKL dabar Vilniuje yra visiškai dominuojanti mėgėjų krepšinio lyga, VBL šalia esanti mėgėjų lyga auga, bet kol kas, aišku, sunku nuo nulio pradėti ir kada tu turi tokį stiprų konkurentą šalia tiesiog. Tai va, tai tas skaičius tikrai smagus, bet be to, kad komandų skaičius išaugo ir rėmėjų skaičius, aš prisimenu, ten rugsėjo pradžioje atsikeli kiekvieną rytą scrollinį Facebooką, naujas rėmėjas SKL.
Vėl naujas rėmėjas SKL. Dar vienas naujas rėmėjas SKL. Jau Gabijai duodam žodį, galės papasakot, kaip, kodėl ir kas. Ar tu čia Gabija tiesiog terrorizuoji visas įmonės Vilniui, ar jos kažkaip tai pačios? Gabija tiesiog motivaciją šiemet gavo. Aš šiaip nežinau, iš tikrųjų, kai Vaidas pasako, ką jis veikia vasarą, aš pagalvojau, kad aš vasarą ieškau rėmėjų. Aš kol vieni atostogauja, kiti dar vis dirba. Tai aš iš tikrųjų vasarą nelabai ilsėjausi nuo krepšinio, nes daugiau bendravau su rėmėjais. Galbūt su tais finansiniais rėmėjais mums nelabai pasisekė, nes nelabai ką radom, bet kas liečia žaidėjus ir jie galvos, o tai kas mums iš to, kaip tu ir sakei, Mauriau, kas man iš to, kad lyga turi naujus rėmėjus. Tai iš tikrųjų, kaip ir kiekvieną kartą apdovanoja mėnesio geriausius žaidėjus, tai mėnesio geriausius žaidėjai šį kartą gaus tikrai didelį maišą dovanų. Tikrai sugalvojom dar kitų žaidimų, loterijų, konkursų ir visų kitų dalykų, kas manau, kad ir mūsų sekėjam yra aktualu, nes su kiekvienais metais, su kiekvienu sezonu mūsų lyga auga ir mūsų sekėjų skaičius, tai norisi ne tik mūsų žaidėjim kažką duoti, bet duoti ir mūsų sekėjam. Tai dar viena gera žinia, apie kurią dar nelabai paskelbėm, kad turėsim konkursą ir Vilniaus Ryto komanda mums dovanos bilietus į savo rungtynes. Tai, žodžiu... Ir ne bet kokios rungtynės, kur žaidžia su apatinės turnyro lentelės komandom, bet tikrai tas rungtynės čempionų lygos ar geresnės, kur tikrai daugelis netgi norėtų nueiti. Ir beje, SG arenui. Tai, žodžiu, kas liečia rėmėjus, tai tikrai vasara buvo intensyvi, galbūt ne su visais pavyko fiziškai susitikti, bet, žodžiu, kontaktų tikrai nemažai užmesgiam ir dar liko nepasirašytos 2 sutartys, tai, žodžiu... Aš žinau ar nežinau? Nežinai. Tai, žodžiu, šią savaitę arba kitos savaitės pradžioje tai tikrai papasakosim plačiau ir norim ne tik vyrus apdovanoti, bet yra keli rėmėjų, kurie atskirai apdovanos moterų lygą. Nežinau, kad moteris tikrai norim labai motivuoti, kad jo žaistų, tai tuo pačiu mūsų rėmėjai irgi nori to ir tikrai dovanos vertingas dovanas. Žodžiu, laukia tikrai įdomus sezonas ir įdomios dovanas. Aš tai Gabija iš tavęs gal konkretumo kažkokia tai norėčiau. Bus fainai, bus dovanos, ten ir moterų lygai dovanos ir čia ir tą mes ir tą turėsim. Faktiškai matau šį. Gelaną aš matau, kurie yra didžiausias rėmėjas ir finansinis, jeigu neklistu. Prisimenu Judesio prisilietimą, kur buvau šiaip pernai po protmušio vienoj procedūrai, žiauriai fainai buvo, tai tikrai irgi smagu. O kas dar? Matėm visus logotipus, pavadinimus, bet aš noriu išsiaiškinti, kas bus gero žaidėjim. Teisėjam, aišku, irgi būtų fainai. Teisėjam pasistengsim, o beje, gera mintis, nes turi būti žaidėjim prizai, turi būti gerbėjim, bet personalų irgi turėtų būti. Teisėjas praeitais metais apdovanojom, tai kažkaip komandos labai vangiai balsavo už geriausią teisėją, tai pagalvosim, kaip šį sezoną nėra geriausių teisėjų. Yra blogi ir mažiau blogi. Tai iš tikrųjų, kas liečia dar tas dovanas, tai mes beje dar ir toliau tęsim mūsų bendradarbiavimo su Olibetu sporto baru ir čia galbūt viena iš naujienų galėtų būti, kurią pristatysim šiek tiek vėliau, bet kas liečia dar rėmėjus, tai turim City Rush maistas, kuris atkeliauja į jūsų biurą arba į namus. Turim Profitus. Tuomet turim Ošį, labai smagu, kad jie dar vis bendradarbiauja su mumis ir teikia dovanas mūsų lygos žaidėjam. Tai šiais metais nusprendėm, kad ne tik žaidėjus reikia apdovanoti pavienius, bet ir komandas ir trenerius to pačiu. Tuomet turim moterų lygos rėmėjus Ren butiką, kur moterim palengvins tikrai gyvenimą. Tai iš tikrųjų dovanos kuponus moterim išsinuomoti sukneles. Turės ką apsirengti. Turės ką apsirengti šventės. Ar net į finalų vakarinę dalį. Tai iš tikrųjų, aš dabar tikrai taip greit visko neatsiminsiu ir čia tikrai bus negerai, kad aš pamiršiu dalį. Turime žaidimus virtualios erdvės. Čia iš vis yra naujovė Vilniui, jie yra įsikūrę Vilniaus outlete, komandos savo teambuildingus pasidarytų ten. Tai, žodžiu, bus visko rėmėjų nuo maisto į namus. Ivano pirtis dar bus. Žodžiu, aš sakau, rėmėjų tiek daug, kad dabar visko taip greit neatsiminsiu, bet pasirinkimas bus tiek komandom, tiek žaidėjom labai platus. Ir aišku, Basket News'ą reikia paminėti, kuris mus visą laiką priima podcastams į savo studiją, tai lenkiam žemai savo žilstančias galvas prieš šitą nuostabią žiniasklaidos priemonę. Jūs minėjot, kad
pakankamai yra sudėtinga pritraukti finansinių rėmėjų, ar ne? Rėmėjų, kurie galėtų padėti lygai finansiškai dar efektyviau gyvuoti. Turim Gelaną, aišku, ir Gelanas turi daug komandų, tai yra visiškai krepšinio fanatikai. Kodėl yra sunku? Ką sako rėmėjai? Apskritai, kokį jie duodat feedbacką jums apie tai, kas vyksta? Nes, pavyzdžiui, mes SKL yra pardavęs ir ne pagal savo tą vardą Gelan SKL, ar ne? Ir mes tengiamės visur rašom ir kalbam apie tai, kodėl negali būti ten, tarkim, kokios nors ten duoninės A lyga. Ar ten Todėl, kad kompiuterio pagrindinis dalykas, ant ko mes turbūt ir gautum paramą didesnį, mažesnį, visi nori vardą. Jeigu mes vardas Gelanas, po tokios A lygos taure ar pagrindinius rėmėjus ne visi nori, nes mes turim būti arba matomi pilnai, būti pagrindiniai, arba tada jau galim kažką barti ir pasiūlyti. Teleloto Alekso Makulavičiaus turi. Jo, bet šiaip iš tikrųjų dar yra daug įmonių, kurios po COVID dar vis nėra atsigavusios, po infliacijų ir visų kitų dalykų ir jom dar vis yra sunku viduje atsigauti įmonės, tai jau, atrodo, net nesinori lysti jom tiesiai ir į akis. Bet šiaip jo, iš tikrųjų, vienas iš pagrindinių dalykų, kad dažniausiai atrodo, kad ir kiek berašytum, visi jau yra susiplanavę gražų tekstą parašyti, kad, oi, atsiprašom, mes jau esam susidėlioję savo finansinį biudžetą ir taip toliau. Bet yra ir tokių, kurie tikrai nori, bet sako, gal ne dabar šiek tiek, laukiam, kol nurims visos situacijos, nes labai daug yra aspektų ir, nežinau, tiesiog laukiam geresnių laikų. Laukiam geresnių laikų, kol visiems bus ramiau, kol visi atsigaus ir manau, kad sužibėsim tada dar labiau. Tvarkoju, bet lygos biudžetas šiaip, aš kaip suprantu, yra pakankamai tvarus šiais metais, ar ne? Nes tikrai žinau, kad kilo kai kurie įkainiai aptarnaujančiam personalui, turiuomenį teisėjus ir sekretariatą, nereikia Vaidai raukytis. Mums irgi viskas brangsta. Viskas tvarko, aš ne dėl to raukaus, kad kyla personalui, kas yra natūralu, to daug, kad aš pats pasirašiau tą sutartį ir galbūt buvo pirminis siūlymas dar didesnis iš teisėjų sąjungos, bet jie irgi buvo labai supratingi, priėmė protingą sprendimą, už ką aš esu labai dėkingas. Galbūt labiau toks, kaip sakai, susiraukimas buvo dėl to tvarumo, nes iš tiesų šiais metais yra tokių nenumatytų išlaidų SKL-ui, dėl ko mes turėsim pakankamai suveržę diržus gyventi, nes išvaistytais pinigais, kur nereikia ir tik tiek, kad atrodytų, komandų starto mokesčiai pakilo, mūsų tas bendras biudžetas turbūt irgi rekordinis ir jeigu paverstum į lietus, tai net galva apsvaigtų iš tiesų, kad mes jau turbūt būtų milijonieriai. Čia Vaido amžiaus žmonės į lietus jau turbūt išsiverčia. Taip, mano amžiaus žmogus, tai labai teisingai pasakyta, bet esmė, kad tie didžiuliai pinigai, kurie visiems atrodo, kad mes čia gyvenam kaip būtent tie ir milijonieriai, kur lytiniai nors ir, bet jie turi būti labai protingi naudojami ir iš tiesų idealiu atveju tai tvarkoja gal ten kažkiek ir liks SKL-ui, kur ne minusinis biudžetas. Šiaip aš labai norėčiau tiesiog, kad bus visiems atsiskaityta ir kad jeigu mes darysim podcastą birželio vidury vėl baigiant sezoną, tada jau apie tvarumą galėsim sakyti taip, viskas įvyko, be skolų ir tvarkoja. Aš kaip suprantu, tu užsiminėjai apie tas didžiasias išlaidas nenumatytas, apie kurias mes tikrai galėsim papasakot, kada bus dylas pabaigtas, ar ne? Bet tai irgi tikrai nemažas pokytis bus SKL ir kartu su Gabija tą iškomunikuosim, net nebejoju. O šiaip gal galėtumėm pakalbėti skaičiais, ar ne? Koks yra SKL metinis biudžetas ir kur tie pinigai išsivaikšto, ar ne? Nes aš manau, aš esu įstikinęs, kad kiekvienam žaidėjui, kuris susimetė po 120 eurų už sezoną savo komandai viduje. Bijau, kad daugiau metasi 120 tik pas mane klubuose metasi ir tai yra jau... Gerai, ten 250 eurų susimetė, jam labai norėtųsi žinot, kur dabar Vaidas padės tos pinigus. Į būtą pirks paskiau sezono pabaigoje. Ne, būtą turiu ir už tai ir neįmu didelės ilgos iš SKL, nes daugiau negalėčiau mokėti. Iš tikrųjų, jeigu taip skaičiais, gaila dabar neperskačiau tavo klausimų, anksčiau būčiau atsinešęs kompiuterį su Exceliu, kur galėčiau iš tiksliai pasakyti ten žodin, bet jeigu kas skaitė praėjusio sezono pradžioje Ryčio Sabo straipsnį apie mėgėjų lygas, ten buvo procentaliai beveik viskas sužymėta, kur procentaliai pinigai išeina, kiekam skiriama taip toliau, tai tie procentai nelabai ką ir pasikeitė. Galbūt tik pasikeitė bendras biudžeto dydis. Pernai buvo 220 000 bendros pajamos, šiemet planuojamos, jeigu viskas vėl susirinks skaičius,
nes dabar komandų skaičių paprastam sezonė žinom, bet dar liko pavasario čempionatai, vasaros, čia visiškai dėliu atveju gal virš 300 000 turėjo būti pajamos, tačiau 90% išeis teisėjų užmokesčiai, jeigu neklystu, 5-7% algom, paskui ten finalų salų nuomos, taurės, taip toliau, ten išeina kiti ir dar ten koks 1% išeis mūsų nenumatytom išlaidom, sakykime, tokiam. Tai ten tokie, atrodo, skaičiai iš pirmo žvilgsnio dideli ir gražus, o iš tiesų tai tiesiog reikės tvarkingai naudoti biudžetą ir turėtų būti tikrai viskas tvarkoja. Kiek aš dabar žiūriu į tą tokį planą, netrodo, kad kažkokios grėsmės iškyla, nebent vėl kartais būna sezono metu tas, ko tu neplanuoji. Tai jeigu viskas tvarkoja, tai manau, kad viskas bus taip, kaip ir planuota. Jo, matai, aš klausiu šiaip įdomu, nes mums, kaip ir žmonėm, kurie yra įsitraukę visą šitą reikalą, atrodo viskas aišku, to prasme, suma 300 000 gal ir atrodytų didelė, bet iš tikrųjų nėra didelė, bet tai pagalvojus, kas atrodo, mėgėjų čempionatas susirinko mokyklos salėj, sumetėm kašiuką, kažkas mums pateisėjavo ir tam visam reikia 300 gabalų per metus. Bet šiaip iš tikrųjų aišku, dar yra rungtynių labai daug. Jo, ir kitas dalykas yra salių nuomos. Beproto brangio šį sezoną ir Active Vilnius sistema. Aš nežinau, tiesiog kiek mes žinučių gavom iš komandų, kad prašau, padėkit man laimėti aukcioną, kad gautume salę. Tai, nieko padaryti negalėjom. Padaryti nieko negalėjom, bet galim pasidžiaugti, kad turim naują salę Vilniui, tai Savanorių sporto arena, jo. Tai, kuri gelbsti šiuo metu ir... Pasakiškai, net neįsivaizduoju, kaip ta žodis stiprus gelbsti, nes be jos aš nežinau, būtų prašiau. Šiaip smagu ir aš kiek supratau iš Vaido ir iš Savanorių sporto arenos idėjos autoriaus, kuris beje mano yra geras bičiulis, kaimynas, dauguma SKL finalų šiemet turėtų tenai veikti, ar ne? Bent jau taip... Žemesnių lygių tai išplano nuo C iki F, tai manau, kad ten tikrai vyks, nes, sakykime, ta vidurinė salė yra tikrai labai erdvi, manau, ten ir žiūrovom bus vietos, bent jau žadėjo Kestas, kad iki to laiko ir tablo bus 24, tai ten, sakykime, tom paprastesnių lygų finalam, aš nelabai įsivaizduoju, kodėl jie ten neturėtų vykti, ten viskas yra, ten galėtum tada ir kokią savo garso aparatūrą pasidaryti, viską, visos sąlygos, gera kaina, gera erdvė, patogi lokacija, tai tik tai imk ir žaisk. Super smagu. Vaidai minėjo apie tą projektą statistikos. Prisvilusi blyną šio sezono. Reikia žmonėm atsakyti, kodėl jie rudens turiai neturėjo live statistikos, nors už tai susimokėjo. O sekretoriai, kodėl dirba? Ir sekretoriai dirba viršvalandžiais, jo. Čia irgi aš jau prisiklausiau iki negalėjimo. Papasakosiu, kas ką apie mane pasakoja. Kodėl mes turim čia grįžus namo tenai? Čia kodėl mes turim, tai iš tiesų turbūt daug kas taip galėjo sakyti iš jaunesnių sekretorių, nes jeigu kas iš mano kartos ir kas pasišneku su žmonėm. Vėlgi prasidėjo Vaido lyginimai. Būtent, tai mes vis tiek atėjome į šitą krepšinio pasaulį tada, kai statistikos išvis nebuvo, mes pradėjome rašyti statistiką išvis ant lapų, tai rašydavom ant lapų skaičiukus, paskui patys suskaičiuodavom dar, kad būtų Excelį galim susivesti, suvesdama puslapį, ten nesutapdo skaičiai, tai kas dabar yra rankas suvedinėjimas, tai yra dar dvigubai greitesnis darbas, negu būdavo. Aišku, visi prie gero įprato ir man dabar toks dar palyginimas yra, kaip po COVID pandemijos mes pradėjom žaisti krepšį, tai mums kiekvienos įvykusios rungtynės, ar tas atvykęs bet koks čempionatas, ar po apribojimų ten baigimo, ten koks buvo pirmas vasaros, atrodė kaip stebuklas. Ir dabar, kai žaidžiam, kažkaip vėl viskas tvarkoja, gera, bet mes turbūt net nesuvokiam, kiek yra svarbu, kad viskas yra kaip planuota, viskas taip, kaip mes norim, vyksta normaliai ir mes tą pradedam tik vertinti. Tai lygiai tas pats su statistika, kai aš jau įsijungiu tos statistikos programą, kai mačiau, kad jau live'as vyksta, tai noriu, kad tiesiog žmonės pradėtų vertinti, ką jie dirba ir ką jie mato, kad čia yra šiaip labai svarbus dalykas. O sakant į klausimą, kodėl nepavyko, nežinau, ne manęs reikėtų klausti, aš galbūt per daug pasitikėjau žmonėm, galbūt per daug tikėjau tada, kai jie su terminais vėlavo ir daug tokių dalykų, aišku, turiu ant savęs pasimti atsakomybę, bet čia gal geriausiai atsakytų šitą klausimą žmogus, kuris
kūrė programą, nepavyko, su programuotojais taip jau būna tiesiog. Supratau, gerai, o lygai tai kas nors kainavo ar ne, nes jeigu tu kažką užsakai, tai įprastoj praktikoje yra, avansas kažkoks, ar ne, nes dabar aš kaip suprantu, SKL atsisakė absoliučiai šitos įprastoj praktikoje būtų avansas, bet tada būtų ir labai stiprios netesybos, jeigu tas produktas nebūtų laiku, tai mes, kai tarėmės dėl produkto, aš iškart sakiau, rugsėjo vidury turi būti test versija, nes kai turi test versiją, iki galutinio produkto dar pakankamai daug. Yra diena, kai prasidės čempionatas, tai yra spalio 16, oficialus čempionato startas. Jeigu produkto iki jos nėra, nieko negaliu padaryti, tada tiesiog jisai yra bevertis. Tai rugsėjo vidury test versijos nebuvo, nes atsirado gerokai per vėlai ir aš visgi turėjau vilties, daviau šansą iki pat spalio 16 dienos ir spalio 16 pasakiau, kad jau tiesiog mes nieko negalim daryti. Yra, jau kas žaidžia oro navigacija pas mus, yra labai elementarus dalykas, kai kyla lėktuvas, yra tam tikras tarpas, kai jis turi arba atsiplėš nuo žemės, arba 100% sudūžta. Mes tą ribą kirtom spalio 16 ir šiam atveju statistikos programa sudužo, nes aš nebegalėjau būti, kad sezonas vyksta, 100 rungtynių, nieks laifo nemato, rankas suvidinėja, tada statistika vėluoja ir tada jau labai stipriai krenta skalo vardas. Aš to nenorėjau. Čia šiaip turėjom tokį jokingą nutikimą F-lygui, nes F-lygui ar ne yra, jeigu tu 35 minutės arba daugiau žaidži, tau paskui yra nuoboda techninės pražangos vertės po rungtynių pritaikoma finansinė. Vyrukai nuo 3 kėlinio pradžios pradėjo lakstyti prie sekretoriato, kiek aš sužaidžiau. O tai, čia keistas dabar mums reikia, o laivo nėra, nėra. Po minutės atbėga, kiek aš jau sužaidžiau. tai jo, tas laivas svarbus ne tik šiaip, kad norisi, ar ne, to lygos prestižui ir šiaip komandų patogumui, bet netgi ir dėl tokių dalykų kaip F lygos tam tikros išimtis. Aišku, ten F lygui galim PDF atsidaryti ir gali ir be laifo tą padaryti, bet vėl, tai susieina. Jeigu jau žaidi lygui, už kurią tu susimoki ir tas starto mokestis pakilo, tai tu neturi gauti mažiau. O gerai, o kodėl apskritai tada reikėjo SKL įkurtis naują savo statistikos programą, iki buvo puikiai veikianti, viskas su ja gerai. Ir dabar ir puikiai veikianti, tik tiek, kad jinai, kol priklausė pilnai FIBA, jinai buvo nemokama, paskui pastarosius metus Genius Sports ją administruoja ir toliau administravo. Ir pernai vidury sezono pasakė, kad bus apmokestinama jinai, kas truputį buvo netikėta, nes kai apskritai ta programa įėjo į rinką, man FIBA žmonės sakė, kad pati programa ir laifas niekada nebus mokama, čia yra tokia pagrindinis tiklas FIBOS, bet vėl, kai perėjau per privato verslą, natūralu, kad reikia palaikyti programą, kažką tobulinti, galbūt pinigų. Tai praėjusią sezonę, kadangi per vidurį sezono pranešė apmokestinimą, tai jau ten visi sukilom, sakom, negalit prašyti pinigų ten tokių, kokių norit, nes mes nesusplanavę. Kokie tie pinigai yra? Jų pinigai yra taip skaičiai 6,000 eurų už licenciją, tai pernai susitarėm dėl 1,000, dėl to, kad... Čia metams. Metam. Tai va šiemet užsiprašytos jau pagrindinės kainos, tai tai yra pakankamai dideli pinigai ir aišku, tas ir sukūrimas programos man būtų kainavęs, bet esmė, kur per 2 metus atsiperka viskas ir kur tu moki tos pinigus. Tai, tarkim, pačios programos kūrimas dabar nesukūrimas mums kaip ir šią akimirką nekainavo, bet pasiliekam kitiem metam, jeigu programuotojas nenuleis rankų. Nusipirkom licenciją ir žiūrėsim. Tai licencijai pinigų užteko, biudžete buvo numatyta. Čia iš to procento nenumatytos išlaidos. Būtent. Vienas iš tų nenumatytų išlaidų, kaip sakau, kas atrodytų jau prieš 2 metus būtų, sakykime, tokios tvarumas biudžeto ir tokios pajamos, kaip dabar ir nebūtų ten visų tų, kas dabar nenumatyta, jau ten tada būtų galim gerai gyventi, bet vis atsiranda kas nors. Tai tas, tai trečias, tai dabar su statistika. Bet kaip sakiau, norint išlaikyti tą visą lygį, vardą, kokybę, mes privalom daryti taip, kad gautų žmonės maksimumą.
Ok, tai turbūt atsakėme tą klausimą dėl visos statistikos ir tos suirutės rudens taurėjai. Aš taip supratau, rudens turėjo būti ta vieta, kur bus išbandoma nauja statistikos programa. Įvyko kaip įvyko, bet tikėkime kitais metais gal pavyksta. Aš suprantu, dabar yra naujas deadline'as 24 spalio. 24 birželio 1. Birželio 1. Okay. Einam prie truputį linksmesnės temos. Visai neužilgo turėtų savo duris atvert pirmasis Lietuvoje neabejotinai mėgėjų krepšinio lygai skirtas baras, ar ne? SKL baras. Šiaip, jeigu neklystu, pirmoji turbūt negalim laikyti, turėjo ir mūsų buvusi konkurentė barą tokį savo nuosavą. Smuklę? Ne. Smuklę. Supratau, ta, kurios nėra. Ta, kurios nėra. Tai va, tai negali pasimtų laurų ir sakyti, kad čia mūsų pirmų, vėl ne mūsų stilius, reikia istoriją vis tiek teisybę pasakyti. Galim sakyti egzistuojančios lygos. Egzistuojančios lygos, bet tarkim, SKL istorija tikrai pirmas toks baras ir vėl pagal tai, kas ten bus, kokios nuolaidas skirs, kokius pasiūlymus, tai, sakyčiau, labai labai geras variantas. Gal labiau šiaip irgi pabrėž, kad nebūtinai baras, bet ambasada. Čia bus SKL ambasada, kviesim komandas burtis po rungtynių, susitikti, tikrai bus geri pasiūlymai komandom, geros nuolaidos, tai žodžiu, tikrai bus atskiras postas apie tai ir ne vienas, tai tikrai laukit naujienų. Laukia šiaip, sakau, tikrai laukia įdomus sezonas, nes naujienų tikrai turėsim ne vieną ir ne dvi, o šiaip labai smagu, kad Olivetas pasitikėjo mumis ir, nežinau, matyt, gavom tokį pasitikėjimą ir prie to paties dar noriu padaryti reklamą. Dar vieną, kad lapkričio mėnesį organizuojamas SKL pokerio turnyras. Olibet sporto bare. Ar jau naujam SKL dar bus patikslinta. Dar bus patikslinta, bet toj Gabė paleis registraciją, mums labai svarbu žinot dalyvių skaičių, nes, iš tiesų, visko tam krepšinio pasauliu būna ir netgi atiduodamas visą širdį darbę kartais stipriai nudegė pirštus, tai mūsų buvo sezono darimas tam, kam tikrai ruošimės ir tiek žaidimų prasme, tiek patį pristatymą, manau, gerą padarėm, bet jį atėjo gal 13 žmonių, nors turime 2000 dalyvių, tai toksai jausmas buvo labai įdomus ir labai pelnyta mūsų rėmėjų kritika atžvilgiu šituo organizaciniu. Tai nenorim kartot klaidų, tai dabar jau tikrai... Tai va, dar irgi prie tos pačios progos, kad ką gauna žaidėjai. Tai jie gauna renginius, pokerio turnyrus, atidarimus, kur tikrai mes vaišinam ir irgi taikom geras nuolaidas, bet jie nepasinaudoja tuo. Keista, aš nežinau, net, klausimas, kodėl tada čia gal apklausa kokie žaidėjų ar kažkas atsakytų į tai, bet grįžtant dar prie SKL ambasados tos temos, jūs papasakot, kaip ten bus fainai ir kaip ten bus nuolaidos, bet nepasakėt nei kur, nei kada. Tai aš manau, kur turbūt jau galim sakyti, kada negalim sakyti. Jo, tai mūsų vieta bus prekybos centre Mandarinas. Šilaičius. Jo, Fabioniškės labiau. Pašilaičiui už Ukmergės gatvės kitoje pusėje. Taip. Iškirpkit šitą dalyką. Tikras Vilnietis, nežino, rajono ribų. Jo, tai iš tikrųjų Mandarino patalpose mūsų bus ambasada, dar laiko negalėsim pasakyti ir datos dėl tikslių atidarimų, bet žodžiu, ten bus ne tik baras, ne tik sporto baras, bet matysit ir Sostinės krepšinio lygos marškinėlius pakabintus. Išskirtiniai taurės, prizus. Nuotraukas turbūt geriausias iš turnyrų, kokių turnyrų lygų, jo. Tai tokia, kad ateitų SKL žmonės ir ne tik pasakytų, kad mes iš SKL norim, sakykime, pigesnio rinkinuko ir pigesnio gėrimo, bet kad jie tikrai jausus atėję kažkur pasidėti, toliau, būdami SKL dalimi ir jaust mus, kad čia mes dalyvavome SKL, užtat mes ir būnam čia kažkur, kas susijęs su SKL. Tai mums asmeniškai labai svarbu ir labai tikimės, kad tai bus kaip labai labai didelis papildomas pliusas mūsų dalyviams. Tai šiaip su nekantrumu ir laukiam to, gal ten jau yra, turbūt vis tiek, kad tai būtų ne tik SKL ambasada, mes turime SKL ambasadą, jinai stovi, jūs galite ten nueiti atsigerti Pepsio, suvalgyti chicken wingsų ar kažko tai, bet turbūt esat numatę ir kažkokių tai
renginių, kas ten vyktų, kad ta erdvė būtų išnaudojama, ne šiaip daroma. Protmušius tikrai ten darysim, nes į protmušį vis tiek ateis tam tikras žmonių kiekis su pokerio turnyru, nežinau, kaip ten vietos tilps, ar tame bare, ar kažkokios jau Olibeto nurodytose patalpose. Manau, uždarimus perkelisim ten... Į didesnės erdvės, jo. Į didesnę. Taip, kad būtų vis tiek jau... Gal ateis jau daugiau žmonių negu 13. Taip, vėl, uždarimą yra geriau, nes baigėsi finalo ketvirtai, ten automatiškai yra apie 50 žmonių, kurie dalyvauja tose ketvirtuose, jie iškart pilni emocijų, netgi užėmus, tarkim, ketvirtas vietas, jie nori tą sezoną pabaigti, išeiti vasarą ir, bent jau, kaip parodė praėjusiu metu pavyzdys, tai uždarimai buvo vieni lankomiausių renginių. Ir uždarimai, aišku, vyks ir šiais metais. Su atidarimu turim kur tobulėti. Jeigu 13 žmonių atėjo, šiaip turbūt tikrai... Nežinom, kaip bus ateitis su atidarimais, nes jau čia jau tikrai pagalvosim, jeigu bus reikalingi ir norės darysim, bet, kol kas taip... Bet uždarimą tai būtinai. Šiaip iš komunikacijos dar irgi pusės, tai atrodo tikrai ir visiems buvo pranešta ir beveik vos ne individualiai yra kviesti žmonės, bet kažkas neužkliuvo, gal data, nes vis dėlto tai buvo trečiadienis. Tai aišku, jie prakviečia trečiadienį žmonės į kabaką, tai... Tai žodžiu, ateityje tikrai turim kur tobulėti. Šiaip šiandien apie patį krepšinį labai daug nekalbėsim, SKL krepšinį, aišku, daugiau tokius apie organizacinius dalykus, bet šiandien žiūrinėdamas SKL lentelės radau 4 Kauno komandas A-lygoj, tai ką? Ką prieš Kauno turi? Aš nieko neturiu prieš, bet man labai keista pasirodė tiesiog. Ar čia yra kažkokia Dipolio taurės užuomazga gimstanti, ar čia... Ne Dipolio, čia yra kur kas daugiau, jeigu bus užuomazga, tai čia yra Lietuvos mėgėjų čempionato užuomazgas, kas yra, jeigu pastebėsi, dabar ne A-lygo, AKL vadinas, tai yra apskričių krepšinio lyga. Nežinau, kiek šitas projektas užauks, ar tiesiog į vieną sezono turnyrą tarp Vilniaus Kauno, ar galutiniam variantai į tikrą Lietuvos mėgėjų čempionatą, kuris pavasarį išsiaiškins stipriausią Lietuvos komandą. Tai tą matysim, galbūt apie tą pakalbėsim vėlesniam podcast'u, kaip bus pavasarį, kaip bus, sakykime, daug ką bus galim apibendrinti. O kodėl tas atsirado? Dėl to, kad turbūt pirmą, kad per SKL istoriją, bent jau kiek aš dirbu, A-lygui tik tai 7 komandos liko. Tai yra tikrai mažas skaičius ir iš 7 komandų tu turėjai 2 variantus, arba žaisti 3 ratais, kurių vieni kitiems jų grįsė senai yra ir taip tos komandos, tai dar 3 ratus paleisk, kur žaidžia mažas skaičius, tas įdomumo praranda, tai tiesiog susisiekėm su vienos iš Kauno lygo vadovu, sako, pas mus panaši situacija, yra labai panašus skaičius ir bandom padaryti bendrą čempionatą, tai dar turėtų artimiausiam dienom sužinoti, ar ten bus 4 ar 6 Kauno komandos, kurios sutiks šitam projektą dalyvauti, bet esmė, kad buvo žaidžiami 2 ratai Vilniui kaip ir visą laiką A-lygos, Kaune 2 ratai ir 1 ratas bendras. Tam bendram rate, tarkim, tos 6 ar 7 komandos ar tarpusą sužais, tai bus 6-7 papildomos rungtynės, kokios 3 išvykos į Kauną, kas, nėra labai didelis skaičius, įmant tai, kad sezonas trunka 8 mėnesius, bendri taškai ir paskui vėl atskiri pliofai, išsiaiškinsim A-lygos čempionus, prizininkus, viskas įprasta tvarka. Pliofai bus kartu su Kauno komanda. Bus atskirai. Vilniaus pliofai bus Kauno pliofai, supratau, tai jie tiesiog tą vieną ratuką pasižaist, ar ne? Ir aišku, paskui čempionus su čempionais sužaisiu dėl AKL ten to čempiono titulo, kaip NBA konferencija prieš konferenciją, bet sakykime, čia kitas dalykas. A-lyga tikrai turės savo čempionus, savo istoriją, kad ar ta komanda buvo stipriausia Vilniuje. Čia visai gal ir įdomu, rytai vakarai, ar ne? Kažkas naujo. 2 konferencijos ir gal net play-off. Kol kas ne visos komandos pilnai pritarė šiai idėjai, sako įdomu, bet gal čia reiks važiuoti Kauną, yra dar kur nuširfuot, pakalbėti, bet kitos komandos labai nori priėmė idėją, sako vien todėl, kad yra naujas kraujas, naujos komandos. Prieš Joną Mačiulį pasižaisti. Naujos ambicijos pagaliau iš tiesų yra, kad tu esi, A-lygos čempionų, tu gal ir tapsi, bet čia yra galimybė nugalėti Kauno komandas, jeigu dar tampi 2 miestų čempionų, tai dar smagiau yra. Tai tai fainai, čia pasirodo visai įdomus projektas glūdi už to, su Klaipėdiečiai žaidėm jau ar ne, čia pavasarį pasibandymas buvo toksai. Visai gal ir smagu. Aš norėčiau dar prie vienos temos šiandien prisiliesti. SKL komandų pačių medijos dalykai, būtent kalbu apie SKL komandų Facebookus, Instagramus. Aš nežinau, man bent jau kaip pirmas 2 geriausios vietos yra
komandos po 2 po 3 ir Pirentą išgyriau praeitam podcast'e. Tai po 2 po 3 irgi pasižiūrėjau jų Instagramą, storiukai, nuotraukytės, montažiukai, video, viskas padaryta. O iš tiesų šiame sezone rado daug daugiau komandų, ypač iš tų jaunimo komandų, kuris yra būtent užaugęs, matytų Instagramo karta, kur 19-20 metų, tai čia dabar visų pavadinimų neatsiminsiu, bet yra Samana, Kvauksai, kur žaidė tose žemesnėse lygose. Džemo šeima, tai čia 3, kurios iškart šovė į galvą ir vat, jos tikrai pakankamai aktyviai darbuosi ir kas, įdomu. Ir beje, mūsų senbuviai Vytenio Graštai pagaliau atvyko į socialinį gyvenimą. Tai iš tų tokių jau senbuvių, tai Ferimsta turi savo Facebook'o paskyrą, nebaisiai aktyvę, bet įdomi. Šiaip apskritai, kas liečia komandų... Auksai turi Instagramo paskyrą pagaliau. Kaip čia pasakius pagaliau. Kas apskritai liečia komunikaciją ir visus socialinius tinklus, tai aš jau dirbu 3 metus Sostinės krepšinio lygoje, tai nežinau, nuo to laiko, kai aš atėjau, tai labai didelis šuolis komandų ir jų pačių noras dalyvauti, kad kaip čia yra faina, kas čia, kaip, ta prasme, jie montuoja video. Čia šiaip tikrai labai daug laiko užtrunka. Nuotraukos, reelsai, storiai, žaidimai. Vienas iš pavyzdžių, jau dabartinė C lygos komanda, medikų komanda. Jie organizuoja konkursus savo sekėjam. Tikrai turi fainą auditoriją. Žodžiu, komandų tikrai yra daug, kurios jau jungiasi į socialinius tinklus, tai šiaip labai faina matyti ir manau, kad šiaip po truputį reiks visus to įkviestis į podcastą. Aha, o šiaip... Ką tai duoda pačiom komandom? Nes turbūt komandoje atsiranda kažkoks iniciatorius, entuziastas, kuris geba pafotografuoti, nori pafilmuoti, ten palaksto su kamera, kol yra pakeistas, bet be to, kad jam pačiam smagu. Ar komandom yra, iš tavo kaip specialistės, jau dabar galima sakyti, tikrai socialinių tinklų, nemažai esi pradirbus, nesikuklink, komandom yra be to, kad tiesiog fainai. Šiaip jiem čia labai gera galimybė yra susirasti rėmėjus. Čia vienas iš pagrindinių dalykų, nes kai tu kuri savo socialinius tinklus, tu renki auditoriją, tu demonstruoji ir netgi vienai komandai yra žymiai paprasčiau susirasti rėmėjus negu visai lygai. Nes jiem nepasakyčiau, kad mažiau reikia, bet tiesiog didesnis dėmesys yra. Tai vienas iš pagrindinių aspektų tai yra rėmėjai. Antras dalykas būtų pastebėtėm, nes, tarkim, kaip aš apskritai atsiradau krepšinio pasaulio ir Sostinės krepšinio lygoje, aš pats buvau kaip žaidėjas, iš manęs žaidėjas niekada labai geras nebuvo, sėdėdavau rašydavau statistiką savo komandos, tai gavos taip, kad pradėjau rašyti SQL statistiką ir paskui versti the history, tai tas pats yra matyti šimtai pavyzdžių, gerai, ne šimtai, 10 pavyzdžių, kai žmonės kažką tai darė, kažkokią veiklą, kurie jam patinka, tai ir ten rašo straipsnius ar montuoja, ar ką paskui jos pastebi ir gali išeiti į tai platesnius vandenis. Nes futbole yra mėgėjų geras pavyzdys, aišku, ten profai žurnalistai, bet preso komanda, jų apžvalgos, ką jie parašo Facebook'e, tai yra wow, kaip jie tai parašo. Mums šiek tiek gal gaila, taip, ne tai, kad gaila, bet tiesiog norisi kažkaip šiek tiek profesionaliau ir to pačiu norim irgi pranešti, kad Sostinės krepšinio lyga turi naują lygos žurnalistą, tikrai visiems gerai žinomą veidą, tai Šarūną Mazalą. Tikrai žmogus turintis daug patirties, tai aš manau, Mano dėstytojas beje univerė buvo. Prašau. Mes su juo labai ginčydavomės per paskaitas, ar sportas yra aistra ir emocija, ar sportas yra pinigai. Aš manau, kad jūs per podcastą galėsite tikrai padiskutuoti kažką. Kad pinigai. Gerai, kaip ir visur gali bet kokį verslą pasakyti. Vieni eina į verslą todėl, kad užsidirbti pinigus ir jiem nieks kitas neįdomu, kiti tam, kad kažką sukurtų to verslo. Tai čia vėl priklauso nuo žmogaus ir tikrai negali sakyti, kad kažkuris iš jūsų buvo teisesnis. Tai žodžiu, Šarūnas, manau, kad tikrai mums labai padės ir pakels straipsnių lygį į kitą lygį. Tai, žodžiu, laukia, sakau, tikrai įdomus sezonas. Tikrai daug naujienų, bet tas naujienas tikrai nenoriu iš karto visiems atskleisti, nes vėliau bus nebeįdomu žaisti. Jau žinosit, ką gausit ir ko sulauksit. Tai viskas po truputį. Įdomu klausyti, žaisti visą laiką įdomu. Viskas po truputį, kas mėnesį tikrai po kažkokią naujieną ir manau, kad bus gerai.
O šiaip, tęsant tą komandų komunikacijos temą, nebūna taip, kad Gabi ar tu, ar Vaidai einat pas kurią nors komandą ir sakot, nu pasidarykit ten Facebookiuką kažką, tai ten va čia ir bus nuotraukas įdėsit. Ką sako? Ne, šiaip iš tikrųjų šį sezoną turim dar vieną, gerai, jau dabar tikrai pristatysiu naujieną, dar vieną dalyką, tai darysim komandom konkursą, nežinau, ar tai įmanoma pavadinti konkursą, bet tiesiog norėsim, kad komandos susitvarkytų savo Sostinės krepšinio lygos profilius. Šiąnakt pats sugalvau. Oi, nesigirk. Tai, žodžiu, tokia situacija yra, kad labai daug žaidėjų neturi savo nuotraukų, komandos nuotraukų, nesuvestų duomenų, gimimo datų, žodžiu, labai daug netikslios arba visiškai nėra informacijos, tai tiesiog... Netvarkingos informacijos, nes kažkaip... Ta komanda, kuri bus tvarkingiausia, kuri sugebės susifotografuoti ar dar kažką, tai mes apdovanosim mūsų rėmėjų prizais, visą komandą. Tai čia galbūt bus tokia paskata ir nežinau, kaip dar, ta prasme, jeigu dar turite idėjų, kaip jūs galima pamotivuoti, sutarkyti profilį, tai gali tikrai parašyti. Bet atsakant į tavo klausimą, ar mes einam ir jų prašom, skatinam, tai aš asmeniškai savo pusės ne, nes tai tam reikia labai daug laiko, tam reikia atskiro, galbūt net ir žmogaus, reikia išmanyti socialinius tinklus, kaip pritraukti auditoriją, kaip, nežinau, sukurti patrauklų video, maketą, tai čia tiesiog reikia laiko ir noro. Nu, ir reikia suprasti, kad visgi mes esame mėgėjų lyga, mes labai norim eiti į maksimalią kokybę, bet mes tą turim suvokti, kad mes negalim žaisti pačiose geriausios salėse, kurių yra Vilniuje tik tais pagal visiškai FIBA reikalavimus 3, mes negalim taikyti LKL standartų savo lygui, nors labai norėtum, bet tiesiog reikia susitaikyti su realybė, ją tokia priimti ir iš to išspausti geriausią produktą. Ne, tai aš tikrai neturiu omeny, kad fainas dalykas turi būti kokybiškas. Jis gali būti nekokybiškas, gali būti mėgėjiškai padarytas, bet jeigu tai bus nuoširdu, mielas, smagu, juokinga... Bet jie organiškai atsiranda tokie dalykai. Tai būtent, tarsi, aš kai dariau futbolo komandą ten savo rajonėlį ir mes su Hebra dalyvavom tam pačiam SFL, man natūralus dalykas buvo pirmoji eilė, ką reikia padaryti, tai padaryti Facebooko puslapį. Nu, taip, nes... Kad galima būtų aprašyti, va ten... Bent jau, kad komandos nariai laikintų tavo postus. Jo, tai taip ir yra, nu ten aišku, draugai, artimieji, bičiuliai, jeigu aš ten jį nuoširdžiau prižiūrėčiau ir daugiau tam laiko skirčiau, gal ir dar geriau būtų, bet tiesiog, nu toks... Nežinau, parodimas, ką tu veiki, nes tai nėra tik susirinkimas salėje pamėtyti kažką ir apžaisti kažką, tai bet dar yra tokia pridėtinė vertė, jo labiau ką ir Gabė sakė, jeigu tu tą darysi gerai, darysi kokybiškai stengsies, darysi fainai ir nuoširdžiai, tai gali ne tik tas pats SKL'as pastebėti ir kada nors pasiūlyti prisijungti prie komandos jau už atlygį kažkokį, tai bet yra krūva visokiausių įmonių, kurios tik tai ir laukia. Nu, okei, Vaidai. Vaidas šiandien kažkaip labai daug savo laurų prisiema. Susireikšminės direktorius mūsų. Kažkaip reikia būti pastebėtam, nieks ne vakar neišleido į aikštę pažaisti trenerį, šiandien mano nuopelno nieks neprisimena, tiesiog fantastika. Tai ar aš čia dar egzistuoju? Jau prastas sezonas. O šiaip pasakėjai, dabar tikrai Gabija sakė, kad bus komandom prizai už tai, kad jos susitvarkys savo profilius SKL puslapyje. Galbūt galima, aš nežinau, čia siūlymas yra, galbūt galima padaryti kažkokius tai ir konkursiukus komandom, kurios geriausiai savo mediją tvarko, ar ne? Padaryti balsavimą Facebook'e kažkokį tai ir netgi paskatinti jų tą egzistuojančių profilių dar labiau suaktyvėjimą, nes jie per ten siek savo potencialius balsuotojus, reklamuosis, BBB, SKL logotipas visur eina, fainai ir taip toliau. Jo, šiaip apskritai tų konkursų opcijų tai yra tikrai labai daug, svarbu, kad tik jie norėtų dalyvauti, nes praeiti metai parodė, kad labai aktyvus visi buvo iki žiemos, po žiemos visi kažkaip aptingo, jau kažkaip ir tie geriausių rinkimai jau nebe tokie įdomus buvo. Ir dar kitas dalykas, mes kiekvieną mėnesį norim apdovanoti geriausius mėnesio žaidėjus. Tai, mėly žaidėjai, prašau, atsimkit savo prizus dar nuo praeitų metų. Mes juos laikom, saugom, mes jau tiesiog turėsim juos kitiem atiduoti. Prizai, vienas iš prizų, kur buvo ten, tarkim, energetiniai gėrimai, tai jie gender, man atrodo, galiojimo terminas mėno ar 2 liko. Tai, nu, jau būtų gerai jos tikrai atsimti, nes kitaip, nu, aišku, kitaip priduosime tarą, dar gausim kokį eurą iš taros, bet, nu, nesinorėtų tą daryti gerą daiktą. Aukot, aišku, buvo vasara konkursai, kur buvo galima laimėti kokį žaidimą
Krepšinio, Aliaso Krepšinio, žaidimą. Aliaso 3 žaidimai guli pas mane, nors ir primenėm asmeniškai. Ne tai, kad primenėm asmeniškai, sakėm, kad paštomato atsiūsim, nieko nereiks daryti, tik nueiti ir kitą gatvės pusę. Net neparašė adreso žmonės. Tai vat, Jo, tai iš tikrųjų čia galbūt ir yra X-failai. tas vienas iš dalykų, kur tikrai šiais metais norėtume, kad būtų aktyvesni ir nežinau, tai jau šiais metais galvojam taip, kad tiesiog važiuosim ir paduosim komandai į rankas, galbūt bent jau taip priims mūsų dovanas, nes, sakau, tiesiog yra labai daug daiktų gulinčių dar nuo praeitų metų, tai komandų vadovai, jeigu klauso treneriai, prašau, susisiekit su mumis. taip. Tai čia buvo šauksmas į tą publiką Pagalbos kitapus šauksmas. ekraną. Būkit, brangus bičiuliai, aktyvus, priimkit prizus, jums juos duoda nemokamai. Jūs gal už juos kažkiek sumokėt. Bet, pabaigai aš tokį norėčiau gal SKL-inę svajonę tokią šio sezono, kiekvienas, kad iš mūsų pasakytumėm, iš mūsų trijų, aš gal pradėsiu nuo savęs. Na, galima svajonių garsiai sakyti. Šiuo atveju galima. Tai mano tiesiog svajonė būtų tokia, kad šitas sezonas įvyktų iki pabaigos ir mes iki pat gegužės pabaigos galėtumėm žaisti krepšinį, matant tai, kas vyksta pasaulyje. Aš gal labai tai pesimistiškai ir atsargiai žiūriu, bet... Galbūt per pesimistiškai biškai. Jo, bet labai norėtųs. Tiesiog tai svajonė, kuris greičiausiai išsipildys, bet labai norėčiau, kad gegužės mėnesį mes vis dar galėtumėm žaisti krepšinį, teisėt krepšinį, žiūrėti krepšinį ir džiaugti šito sportu. Ir gal kita svajonė, kad žmonės po šito podcastų pakomentuotų, ką norėtų matyti kitam podcast'e. Kas aktualiausia, kas yra įdomiausia, nes tikrai prižadu, kad Vaido kitam podcast'e nebus, kiek galima. Per daug šneka, nesąmonė, ne? Nes kiekvienas SKL podcast'as yra su Vaidu, kiek Vaidas gali kalbėti. Aš manau, kad yra SKL. Aš esu labai teisingai sakai, nes aš man atrodo, vėl, kad ir kaip būtų malonu būti šitoje studijoje, vis tiek, man atrodo, mane čia reikia sezono pradžioje, kad pristatyti naujienas ir sezono pabaigą apibendrinti. Jeigu turėsi kokią super įdomią temą pašnekovo, tai aš ateisiu į vedėjo kėdę. Pernai lyg ir neprisivilo pirmas blynas, bet visą kitą paliksim Mariui, kuriam aš šiandien prieš podcastą pamatęs klausimus, temas ir pasirašymą pasakiau labai daug komplimentų ir tikrai dar kartą jis pasirašau, kad turim labai nuostabų vedėją. Tai manau, kad tikrai, jeigu jūs domėsitės, norėsit jo, kuo daugiau gausit ir su tikrai įdomiu turiniu. Tai tai aš tikrai tikiu, kad SKL bendruomenė yra daug nuostabių žmonių, kurie galėtų atsėsti tą ar į šitą kėdę ir papasakot mums apie savo patirtį čia šitoj lygoj. Tai tiek žaidėjai, tiek komandų vadovai, galbūt mes turėsim podcastą ir su teisėjais ar su sekretoriatu dar išsigryninsim ir aš manau, kad kitą mėnesį, lapkričio maždaug galbūt vidury išeisim su dar vienu podcastu. Bet grįžtant prie tų SKL-inių svajonių, tai jo, prašau žmonių, kad parašytų, pakomentuotų ir mes tikrai išgirsim ir pabandysim į tai pataikyti. Gabija, kokia tavo būtų SKL-inė svajonė? Tai turbūt pagaliau sulaukti finansinių rėmėjų. Kas yra labai svarbu ir tikrai su finansiniais rėmėjais mes galim žymiai daugiau nuveikti, žymiai daugiau renginių ir mums patiem galimybių ir žaidėjom, aišku, nuo to yra geriau. Į Čirbai daugiau rungtynių nueitų. Ir jo, Čirba tai tikrai šį sezoną kankinsim, siūsim tikrai labai daug rungtynių, bet laukiam jo sugrįžtančio iš Amerikos ir kipsi darbas. Gyvo. Nes su jaunimu. Nes pats Saulius Aurojus sakė, Vaidai, kur tu mane su tiek jaunų žmonių siunti? Kad aš turiu ribotos sveikatos kiekį, tai tikėkimės, kad neišvaistys visos. Ok, tai mano svajonė iš tiesų yra paprasta, žemiška, žmogiška, tiesiog vis tiek, kai sulaukim rekordinio skaičiaus komandą, tai yra labai džiugu, bet tai yra tam tikra atsakomybė ir dar didesnis darbo kiekis. Darbo problemų, sunkių sprendimų, tai tiesiog norėtųs, kad pavasarį galva vis dar juoda būtų, nedaug žilų plaukų ir kad baigus tą pagrindinį sezoną, einant į vasarą, jau būtų galim labai ramiai pasitikti, nesukant dėl nieko galvoti, ne dėl finansinio kažkokio stygiaus, ne dėl kažkokių problemų kylančių, nei ten kokių, kai dabar papildomų išlaidų buvo, kai galvoju, šitas sezonas įvyko, kas bus kitas, tai tiesiog norėtųsi tiek kokybiško, tiek ramaus sezono. Tai tiek temų mes šiandien turėjom. Tikrai, sakau, prašau visų, kas žiūrėjo šitą podcastą, bent 5 minutės palikit feedbacką apie tai, ką jūs norėtumėt girdėti toliau. Feedbacką tiek Vaidui, tiek Gabijai su visais pasiūlymais. Galite ir Marijos menį žinutę rašyti. Jo, galite žinutę rašyti. Galite ir man, bet prasmė iš to.
Nes dažnu atveju žmonės kuklinasi, tai galit mums ir laiškus parašyti, perskaitysim tikrai ir Tai jeigu atsižvelgsim. Marius blogai dirba per rungtynės saliginai, tada jau nebesikuklina, ne? Tai Gauni jau Mariu ten. kokiu laišku asmenį žinučių per Ne, rungtynį. iš tikrųjų tai ne ir džiaugiuosi. Vadinasi, geras teisėjas. Ne, tai aš net nemanau, kad yra apskritai nors vienas teisėjas, kuris gavo kažkokį tai asmeniškai iš SKL bendruomenės narių žinutę apie tai, kad tu ten toks ir anoks ir tu čia tą ir tą padarai. Tai kažkaip labai gerą bendruomenę apskritai labai gera bendruomenė auganti ir tas supratimo lygis auga, ar ne? Ir aš tiesiog stebėjau, vat, čia visai pabaigai kalbant, šitą visą situaciją su Lietkabelio Wolves rungtynėm ir tuo numuštų metimu ir tie komunikacijos išėjo, ir komentatoriai jau rungtynėse pasakė, ir LKL išaiškinimas išėjo, ir straipsniai išėjo, ir vis tiek Facebook'e pilna komentarų, kur ne, čia žemelis nupirko, čia viskas taip. Tiesiog, ko žiūriuosi, kad ten nebuvo nei vieno profilio su vardu ir pavardė, kurį galėtume matyti SKL, tai reiškia, kad mūsų bendruomenė yra šiek tiek aukštesniam tam lygiai supratimo ir kuo daugiau to supratimo yra, tuo yra geriau ir kiekvienas teisėjas pasakys, kad sudėtingiausia yra teisėjų mėgėjų rungtynės ir kuo žemesniai lygoj, tuo yra sudėtingiau, nes ten labai sunku rasti krepšinio logikos kažkokios. Gal per stipriai pasakiau, bet panašiai taip ir yra. Tai va. Tai tiek tam kartui. Ačiū Vaidai, ačiū Gabija. Labai smagu buvo su jumis, su Vaidu susitiksim birželio mėnesį podcast'e, su Gabija gal kažkada anksčiau. Gal. Ačiū. Ačiū.